Tiems, kas neturite Wordo, taip pat reikia atsisiųsti teksto parametrų kartojimas PDF ir atsisiųsti tekstas docx nuo pamokos. Jūs šitą dokumentą galite atsidaryti ir per LibreOffice. Kaip tai daroma, tiesiog atsidarome ten, kur atsisiuntėm dokumentą, užlipam ant jo dešinį pelės klavišą, ar ne, atsidarome su LibreOffice Writer. Startuos Writeris. Štai turime pradinį failą būtent su LibreOffice. Kad aš matyčiau, ką reikia daryti, aš susimažinu. Susimažinusi dirbu būtent ant dokumento, kurį reikia taisyti. Žiūriu, ką reikia daryti štai čia. Mes turime pavyzdį. Čia yra pavadinimas, pirma pastraipa, antra pastraipa, ženklinta pastraipa ir paskutinė pastraipa. Plius yra paveikslėliai. Tokį vaizdą mes turėtumėm gauti ir su mūsų programa. Atsivėrus mūsų pradinį failą turime, ar ne, pavadinimą. Pasižymim jį. Dar sumažinsiu šiek tiek vaizdą. Išdidinsiu štai čia. Ir ką mums reikia su juo padaryti. 27 dydis pas mus bendrai yra punktai. Čia verčiama taškais. 27 neturime. Mums tai reikia jį čionais vadinasi įrašyti. Įrašom tiesiog skaičių ir spustelim. Jeigu paspausime čionais, rašysime antraštėje. 2 kartus spustelim ant pagrindinio ir dar pataisome. Visas klaidas ir atidaromas rodau vien tam, kad mokėtumėt. Įrašius geriau spausti Enter, tada tikrai prisitaiko. Arial Black. Šriftai yra štai čia. Surandame Arial Black. Kadangi Arial A raidė, tai jinai bus aukščiau. Arial Black. Raudona spalva. Nusispalvina tekstas štai čia. Įmame standartinę raudoną spalvą. Tiesiog užvedam pelytę rodo raudona. Mums reikia ją antraštę mūsų šitą pavadinimą išcentruoti. Lygiavimai. Čia yra kairė, čia yra centre, čia yra dešinė ir abipusė. Mums reikia centre. Spaudžiam centre. Ką dar mums reikia padaryti? Ogi dvigubai pabraukti. Pabraukimai yra štai čia. Šiuo atveju, norint dvigubai pabraukti, reiktų dar paieškoti, jums užteks vieno pabraukimo. Nerodau daugiau, mokykitės tiesiog bendrai pabraukimą padaryti. Šitą atlikus einame toliau. Turime štai pastraipą. Pirmoji pastraipa, jinai prašo pastraipos įtrauka 2 cm nuo kairės. Tai reiškia, kairė pusė įtrauko štai čia. Jeigu jum nerodo liniuočių, šitoj vietoj gali būti automatiškai jos paslėptos. Einame į rodymas ir ten yra liniuotės. Ir čia įsijungiam ir viršutinę, ir šoninę liniuotę. Tiesiog įspaudžiam šituos ir liniuotės atsiras. Liniuotėje turime įtraukas. Pasižiūrėkite, jeigu aš paimu ant apačios, tarkim, ant 2 mums reikia ir paleidžiu. Štai mes atitraukime pastraipą. Iš kitos pusės, nuo dešinės, mums reikia 3 cm atsitraukti. Čia jau atsiskaičiuojam. 1, 2, 3. Štai taip atrodo tekstas ir atitraukimas.
Ko mums dar reikia? Mums reikia abipusę teksto lygiuotę. Čia šiuo atveju jinai ir yra. Reikia kalibri šrifto. Turim kalibri šriftą. Reikia 13 dydžio. Susirandam 13 dydį. Čia tų dydžių yra surašyta šiek tiek daugiau negu Word'e. Pasirinkam 13 dydį. Vienas tarpas tarp eilučių. Eilučių tarpai, kaip ir Word'e, štai yra čia. Šiuo atveju tai vadinasi intervalas, spaudžiam vienetą. Jeigu reiks, yra ir kitokių. Štai turime mes 4 taškus. Sutvarkime. Einame toliau. Mums reikia antra pastraipa. Antra pastraipa yra tiesiog šitas sakinukas. Arial šriftas. Arial 15 dydis. 15. Tekstas pasviręs ir pabrauktas. Pasviręs yra štai čia, kursyvas, čia paryškintas ir pabrauktas. Viskas. Ko mums reikėjo, tą mes padarėme. Ženklintos pastraipos. Žiūrime toliau. Jeigu nesate tikri, pasitikrinkit, kiek ta ženklinta pastraipa apima. Mums reikia šito teksto. Dabar žiūrim toliau. Šriftas Arial. Vėlgi. Pasirinkam Arial. Dydis 12. Pastraipos suženklintos parodyti simboliais. Kokie tie simboliai? Simboliai yra rodyklės. Pastraipų ženklinimas yra štai čia ženkliukai, o čia yra numeriai. Išsiskleiskime ir pasirinkime rodiklę. Wordo rodiklė yra siauresnė, čia yra daug storesnė. Palaukite ir palikite. Einam pasižiūrėkim, ko mums dar reikia. Ženklintos pastraipos, tekstas pasviręs. Tekstas pasviręs, tekstas pasviręs. Tada mums dar reikia nuo kairės atitraukti per 4 cm. Štai dabar yra labai įdomus dalykas. Čia mums atsitraukia 1,27 cm. Imam apatinį atitraukimą. Mums reikia padaryti 4 cm. Privedam iki 4 cm ir atleidžiam. Štai va šitaip. Viskas 4 taškai. Paskutinė pastraipa yra vėlgi jos nustatymai. Einam čia, pasižymim paskutinę pastraipą, jos nustatymai. Verdana, V raidė yra žemai, galima pradėti rašyti ir mums išmeta Verdana. Štai Verdana. 14 dydis, susirandam. Pusantros eilutės tarpai, tai yra intervalai. Pusantros eilutės, štai šitaip. Pirmos eilutės įtrauka 3 cm. Dabar žiūrėkit, pirma eilutė ne apačia, o viršus. Jeigu aš darysiu tik tais štai šitiek, man atitrauks pačią pirmą eilutę. Kairinė lygiuotė. Dabar, jeigu nesate tikri, ar tai dešininė, ar tai kairinė, palaikykite pelytę ir jums atsiras pranešimas, kokio tipo ta lygiuotė. Paspauskim štai taip. Viskas turite dar. Įkelti nuotraukas į tekstą, kaip parodyti. Ar kaipgi mums reikia tą tekstą nuotraukos sutvarkyti. Su nuotraukom nėra taip paprasta, nes nuotraukas per LibreOffice reikia šiek tiek kitaip daryti. Dabar aš tiesiog išdidinu, kad matytumėm mes nuotraukas, sumažinu vaizdą, kad matytumėm bendrai vaizdą. Štai mūsų sumaketuotas tekstas ir mums reikia va šitoj vietoj 2 nuotraukų. Mes jas turime prie pačio teksto. Paspaudžiame ant nuotraukos. Pirmiausia, ką mums reikia padaryti, mums reikia pakeisti nuotraukos prisikabinimo prie failo stilių. Tai reiškia tą tokį inkarą. Išsiskleidžiame ir mes pasirinkame prie pastraipos. Nuotrauka nors ir pasislėpia, bet mes ją galime paimti ir
nešti ir prikabinti, kad mums 4 pastraipos pradžia būtų. Dabar žiūrėkite, tarsi mūsų tekstai pasislėpia, matote? Mums reikia dabar iš šitų pasirinkimų rasti tokį, kuris mums tiks labiausiai. Išbandykime štai tokį. Nekreipkite dėmesio, LibreOffice'as ima taip, kad nepalieka tarpelio tarp nuotraukos ir paskutinio žodžio. Vadinasi, mes galim dar šiek tiek net ir nuotrauką, jeigu reikia, pamažinti. Ir turime dar šiek tiek galima ją sumažinti, kad antra nuotrauka gražiai įsipaišytų šitoj vietoje. Ta patį reikia padaryti ir su kita nuotrauka. Jeigu mes ant jos užlipsim, ją pastraipos, tada imame, prikabiname, prie kurios mums pastraipos reikia, va čia prisikabina nuotrauką. Ir tą pastraipą dabar mums reikia susitvarkyti. Jeigu aš paimsiu taip, nes jinai bus prie puslapio galo. Jeigu paimsiu šitą, mes galim ją dar visaip nešioti ir tą pastraipą apeina tarsi. Irgi galima sumažinti daugmaž, kad būtų vienodas stiliaus. Tiek užtenka dirbant su LibreOffice'u. Išsisaugom darbą, kaip nurodyme, vardas pavardė 8a arba 8b, SPA. Dabar dėl DocX, jeigu dirbate su LibreOffice'u, galite palikti plėtinį, koks jisai yra, arba automatinį plėtinį, kurį jums paskirs. Dabar einame į failas, įrašyti kaip. Čia galima keisti. Geriausia palikit, bus tas pas DocX. LibreOffice'o dokumentai yra ODF formato, Open Document Format. Jeigu norite, kad tikrai būčiau įsitikinus, kad dirbot su LibreOffice'u, pasirinkite ODT. Vardas, pavardė, 8a, SPA. Ir jį įrašot. Ir šitą failą per Tamo atsiunčiate. Kad tikrai įsirašę, jums rodo viršuje pavadinimas. Jeigu kyla klausimų, kreipitės per Tamo, rašot konkrečią vietą, kas nepavyko, kurioje vietoje kažko nerandate ir pasistengsime tikrai kuo greičiau atsakyti darbo metu. Kai rašysite laišką, temoje įrašykite klausimus. Tada tikrai greičiau atkreipsime dėmesį. Sėkmės!